pasisakyti apie Lietuvos oro linijos, kaip 75 metų jubiliejaus proga, kaip jos atrodo. Ačiū labai. Labą dieną, gerbiami svečiai, mėly šio susitikimo dalyviai. Oro linijų 75-metį. Man kai kada, turbūt ir šiandien, galbūt ir turbūt, ačiū labai. Ir šiaip šiokią dieną tokia liūdna gaida ir liūdnos mintys apima. Lygiai taip pat, kaip jeigu kalbėt apie Dariaus ir Girėno aerodromą, kad štai, kad mūsų valstybėje nemažai žmonių yra, kurie linkę taip gražiai viską paminėti, pakabintume lenteles, paminėtume tas visas įkūrimo datas, bet iš tiesų to realaus dalyko kaip ir nėra. Aš taip paminim dabar Lietuvos oro liniją. Aš kaip kaunietis čia gimęs, augęs ir visą laiką gyvenęs Kaune, prisimenu, kaip mes didžiavomės, kai, reiškia, buvo atkurta, nors ir ne Lietuvos oro linijos, bet Kaune vis dėlto aviabendrovė Lietuva. Džiaugiamės, kad ir Kaunas turi tą bendrovę. Paskiau kažkaip tai visą tą laisvosios rinkos sumetimais ir konkurencijos, viskas buvo jungiama, Lietuva prijungiama prie Lietuvos oro linijų. Lietuvos oro linijos, kadangi būtų žymiai komerciškai patogiau, buvo ir privatizuotos ir galų gale mes priėjom prie to, kad praktiškai tų oro linijų ir neliko. Tai man norėtųsi tai, ką mes turėjom, ką įkūrėm ir kuo galime didžiuotis, ir Kaunas kuo gali didžiuotis, kad tai išliktų ilgam laikui ir sakyčiau, galbūt ir amžiams, gal per didelis optimistas. Bet štai mes, tokia Kaune, tokių vietų yra gausybė. Ir Kaunas yra ta vieta, tai yra nors ir laikinoji sostinė, bet realiai tai kūrėsi visos įstaigos, institucijos ir visos tos, visi tie dalykai, kurie susijęti su tikrai dideliu Lietuvos progresu ir buvo klojami pamatai ateičiai. Štai mes Kaune turime Vileišio aikštę, kur dabar, gražu labai, vaikai treniruojasi dirbtinės dangos aikštėse, kabo lentelė, kad čia 24 metais įvyko pirmoji dainų šventė. Labai gražu, tokių lentelių mes Kaune galim daug kur prikabinti, o sunaikindami tuos dalykus, kurie iš tiesų brangus, kuriais galėtume ne tik tai mes didžiuotis, bet ir parodyti pasauliui savo tikrai didelį aukštą kultūrą, savo technologinį lygį ir tikrai pagarbos vertą mūsų civilizaciją. Aš galbūt per daug čia kritiškai liūtai kalbu, bet iš tiesų tas nerimas, kuris turbūt ir ne vieną iš jūsų apima ir mane, bet iš kitos pusės labai džiaugiuosi, kad vis tik Kaunas yra Lietuvos aviacijos lopšys ir yra ir tarptautinis Kauno aeroportas, Žarmėlavoje. Ir džiugu, kad pirmas skrydis į Palangą buvo savo laiku jaunas būdamas, aš irgi už 5 rublius skraidydavau ne kartą. Ir visais tais, kur gerbiamas Eugenijus Raubickas, direktorius aerodromo, kalbėdavo, labai patogu. Gerbėmieji, Seimo nariai, kauniečiai, aviacijos veteranai. Mes turim kuom didžiuotis ir konstruktoriais, ir lietuviais sukurtais, ir lakūnais, ir turbūt retas berniukas, ir ne viena mergina turbūt svajojo ar galvojo tapti lakūnais. Aš su aviacija galbūt neturiu kažkokio tokio tiesioginio ryšio, bet kaip dabar greitai permečiau savo atmintį, tai toks įdomus sutapimas. Aš gimiau Panemunė, Pušų gatvėje, ten buvo pirmasis Kauno aerodromas. Vietoj ponas Palys naudos panaudot, ten ir dabar išlikę po Velėną, didžiulis toks akmenų sluoksnis vietom. Po to mane gyvenimas nuvedė į Palangą ir aš gyvenau prie to Palangos aerodromo.
tėvas tarnavo Kunigiškių aerodrome, o gyveno šitą. Ir dabar gyvenimas taip susiklostė, kad 30 metų gyvenu ir dar įsigijau. Taip, kad aš tikrai noriu pasidžiaugti tą gražią datą ir galbūt ne taip pesimistiškai kaip Seimo narys, vis dėlto ir su pono Kučinsko pagalba tikrai mes atkovojom aerodromą, išgelbėjom jį nuo, kaip sakant, nuo to, kad jis vėl būtų į vienkiemius išdalintas. Ir turim aeroklubą, turim, kaip sakant, didelę sportinę aviaciją, mokomąją, taip, kad dar negalima nuleidinti Lietuvos aviacijos. Ir tą progą aš noriu pasveikinti su 75 metais pirmosios oro linijos atidarymu ir įteikti sveikinimą nuo Kauno miesto mero Andriaus Kučinsko. Lietuvos oro linijų bandomųjų skrydžių 75 metus. Lietuva garsių aviatorių valstybė. Ją išgarsino legendiniai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Jų pavyzdžių pasiekė daug žymių lakūnų skrydžius, pamėgo visuomenė, nes keliauti lėktuvais patogu ir įdomu. Aviacija priartina tolimas valstybės, pagreitina kelionės. Sveikiname Lietuvos oro linijų bandomųjų skrydžių Kaunas-Palanga-Kaunas 75-mečio proga. Linkime, kad Lietuvos oro linijas suviliotų vis daugiau keleivių, o skrydžiai būtų saugūs ir sėkmingi. Kauno miestų meras Andrius Kučinsko. Mes taip sveikiname. Kauno oro uosto direktorių Joną Bursą. Labą dieną, gerbiami šio paminėjimo dalyviai. Malonu Jūs matyti, Eugenijai, direktoriui šio muziejaus. Manau, tai pasakyta labai mažai. Tai yra dvasia galbūt šių aviacijos Kauno Dariaus ir Girėno. Manau, kad ir Jūs ne vienas čia esate šiame aerodrome praleidęs savo laiką, skraidęs, kūręs, čia įdėjęs nemažai savo darbo, jėgos ir minčių. Tad sveikinu visus šią tokią tikrai garbingą šventę Lietuvai. Manau, kad 38 metais tai buvo tiek Lietuvai, tiek Kaunui, tiek, tarkim, ir oro transportui didelė šventė. Šiandieną prabėgus 75 metam, iš tikrųjų galbūt kai kam ir darosi tie skaičiai tokie, na, kaip sakyt, nelabai suprantami, kaip ten 34 skrydžiai, 31 keleivis, ar atvirkščiai, 31 skrydžiai, 34 keleiviai. Tai šiandieną gal norėčiau pasakyti šiek tiek apie Kauno oro uostą, palyginimui. Kaune pervežama buvo maždaug 12 metais, buvo pervežta apie 870 000 keleivių. Be abejo, neturime savo oro linijų. Tai, kaip ir minėjo Seimo narys, gaila, kad taip atsitiko, bet gyvenimas yra toksai. Šiandieną Kaune vykdomos 21 kryptimi skraido. Aišku, ne Lietuvos oro linijos, tai 2 oro linijos, negalim pasigirti didelių skaičių, tai Ryanair aviakompanija ir Air Baltic.
kaip Palanga vystosi ir kiek galima bus skristi į Palangą. Labą dieną visiems. Galime sulaukti Palangą šitoj gražioj šventėj. Tikrai sveikinu visus šitą gražią uostą, kad mes vis dar gyvuojam ir sėkmingai tęsiam veiklą. Žinoma, gaila, kad neteko pasinaudoti tiesioginiu reisu Palanga Kaunas atvykti šiandien, bet tikiuosi, kad bent jau bendrosios aviacijos srautai kažkada tai suintensyvės tas uostas. Palangos oro uostas gyvena neblogai, žinoma, norėtųsi daugiau skrydžių, dabar turime 3 visus metus vykstančius skrydžius į Kopenhagą, Oslą ir Rygą, ir vasaros metu turime turistinę skrydį į Maskvą. Rusų turistus laukiam, sutinkam. Tai tiesiog džiaugiuosi tą gražią šventę, taip pat visus sveikinu su ją ir kviečiu į Palangą. Ar skristi?